Mes nebuvom tylinti partija, mes buvome besikaupianti partija, svarstėm savo pralaimėjimų galės, negalės, priežastis ir taip toliau. Ir aš manau, atsipeikė nuo viso šito dalyko, pamatė, kas vyksta realiai Lietuvoje, manau, pats laikas su naujais metais pradėti ir naujas atvirumo valandėlės, kurias galėtumėm pateikti mūsų internautams ir pasidalinti savo mintimis, padiskutuoti su jumis tiesioginiam eteryje ir galėtume išklausyti ir jūsų nuomonės ir tuo pačiu išsakyti savo pozicijas tam tikrais klausimais. Ir šiai dienai mes turime gana daug reiškinių, kurie vyko. Vienas iš jų tai smurtas prieš vaiką. Aš tai daugiau manyčiau, kad tai vienas iš pavyzdžių, alegorinių pavyzdžių smurto prieš vaiko labai lygiagretus yra Lietuvos valstybės vadovų, seimūnų ir kitų valdininkų smurtas prieš eilinį Lietuvos žmogų. Ir iš esmės, jeigu per tą paralelę žiūrėti, galėtumėm šiandieną ir padiskutuoti tuo klausimu, kas vyksta ir kodėl taip smurtavome iki šiol per 26 metus nuo pat nepriklausomybės. Aš manau, kad visa šita smurto istorija, konkrečiai šito 4-mečio vaiko, turi pradžią gal 90 kelintais metais, nes aš tikybą dėsčiau, mačiau, kaip keičiasi vaikų elgsena, žodynas ir toks pasityčiojimas iš vienas kito, nes susitikdavo tuos vaikus, jie buvo kitokio, po to tokie, žinot, garsai, tokie žvėriški, sakau, tai kur ir pradėdavo pasakoti apie filmų herojus, ką jie renkasi, taigi pasisėjo egoizmas, abejingumas silpnam, tai ta priešistorija. Ir tie pokyčiai užaugino biologinius tėvus. Ir dabar mes žinom tokią istoriją, kaip išgelbėti mergaitę, bet matom dabar, kaip išgelbėti šitos kartos žmonės ir jų vaikus. Nes matot, žiauru yra, kad uždaužė vaiką pagaliais ten kažkuo, bet dar yra žiauru to žmogaus, kuris uždaužė likimas, nes aš, kaip sakant, kaip kunigas klausiausi visokių žudikų išpažinčių ir panašiai, žmogus nužudydamas nužudo save ir dvigubą tragediją, žmogus tas žūsta ir kaip viešpats Jėzus Kristus sakė, geriau tam žmogui buvo negimti, kuris išduoda, per kurį ateina papiktinimas, tai to žmogaus tragedija taip pat yra. Taigi dabar mums kyla tas išgelbėti žmogų. Ir kas yra šitoje tragedija? Vienas dalykas uždaužyti pagaliais, kitas dalykas, kada gali vaiką pagrobti, medikai jam smegenis patvarkyti, panašiai ir paskui jau kažką tai pridengti, kad to vaiko jau nėra, kuris gali kažką tai prabilti. Mes ir tokias istorijas žinom, bet apie jas nerašo. Ir šitą tragediją, tų žmonių, ne tik to vaiko mirties tragediją, bet ir tų žmonių tragediją, atveria kelią įstatymam, išplėsti smurto savoką ir paskui pasiimti vaikus, bet jau ten, kurie eis į svingus, bus prekiaujama jais, tai aš matau tokią velnišką dalyką, šito vaiko tragediją paversti įrankiu daugybės vaikų tragedijai. Tai yra man baisiausia. Ir išgelbėti šitą ne tik tai tą vaiką, bet apskritai vaikystę ir žmogų nuo nužmogėjimo. Aš matau šitą eksploatavimą šito nusikaltimo, atverti galimybės sisteminiam nusikaltimui valstybės ir tarptautiniu mastu. Pritariu puikiausiai šitam dalykui, tuo labiau, kai buvęs emigracijai susidūręs ne kartą su klausimais, kai lietuvių vaikus atiminėja valstybės kitos kaip duoklę už kažką, tai už jų interesus ir taip toliau. Norvegijos variantas kaip tik parodo realiai, kaip nuo 80 metų įsigaliojo būtent tokie įstatymai, kurie dabar bandoma šituo atveju įgyvendinti. Iš esmės, mes ką turėsim? Mes turėsime vaikų įteisintą pardavimą iš principo. Vat, pavyzdžiui, užsimanė, mums buto reikia. Palaikom vaikutį 3-4 metus, mums valstybė pamokės, paskui mes išmetam į kai daiktą. Taip vyksta Norvegijoje šiai dieną. Ir ačiū Dievui, kad pagaliau Norvegijos visuomenė irgi atsigauna ir šiandien iškeltos bylos atsidarė tos pedofilijos mastus, jau yra sulaikyti ir pasodinti į kalėjimus apie 50 žmonių. Tai būtent Barnevern sistemos darbuotojai. Suprantat, ką tai reiškia? Tai reiškia būtent tos sistemos, kurią mums bandoma pripiršti Lietuvoje.
Tai vat, aš manau, kad visgi per daug skubotai daroma tam tikri pakeitimai. Aš nemanau, kad vaikas būdamas vien tik tai privačioje šeimoje, jisai turės tikrai gerą savo ateitį. Nemanau. Manau, tiesiog valstybės mechanizmo nebuvimas to vaiko išugdymui, į socializavimą, į paprastą kartu bendravimą su kitais vaikais. Tame daugiau problema. Ir aš manau, kaip tik reikėtų galvoti apie tai, kad būtent ta dalis žmonių, kurie yra atmesti nuo savo biologinių tėvų, manau, pati didžiausias turtas valstybei, iš jų galima išauginti pačius lojaliausius piliečius savo valstybei. Per visas programas nuo pat vaikystės priežiūros iki pat įdarbinimo tiek policijos struktūrose, tiek karinėse struktūrose, tiek mokytojose, tiek tose grandyse, kur jų išmąstymo, jų išlavinimo gebėtų pritaikyti visai sistemai. Kaip Jūs manote? Tai matot, gerus kariškius užauginti tokiu būdu gal galima, bet vis tik aš manau, kad žmogus išauga iš šilto emocinio ryšio. Ir matau šitoj visoj kultūroje, tam šeimos kriminalizacijos technologijoje, žmogus vis tik tai, sako, mano nuomonė, gali išaugti ten, kur yra šiltas emocinis ryšys. Ir biologiniai tėvai, jau dabar ta biologinių tėvų populiacija atsidarė ir mes jau žinom biologinių motinų ir tragizmą, ir pavojingumą, nes yra su jiem sudėtinga, o vis tik tai aš už emocinį ryšį, kur žmogus jaustų kito žmogaus meilę ir būtų pasiaukojęs dėl kito, nes tai yra toksai dieviškas bruožas. Ir be šito bruožo žmogus, kaip Dievo vaikas, panašus į Dievą negali užaugti. Galima gerus kariškius užauginti vaikų namuose ir tai Rusijoje yra, mes nuo Rusijos nelabai ko skiriamės, bet matau baisią tendenciją apskritai šeimą kriminalizuoti, tarsi nusikaltimai tik ir vyksta šeimoje. Ir valstybė turi atstoti šeimą ir ją lysti. Reikia užauginti šeimos žmogų, užauginti motiną. Ir dabar kaip čia tie negimusi gyvybė panašiai, o kada jau Veronika yra prastai, labai moteris nužeminta šitoj visuomenėje, jinai prekė yra. Moteris, motina niveliuojasi šitoj visuomenėje. Ir to šeima, nes moteris yra archikūrinys Dievo, kaip ten bebūtų. Ir manau, šitos visos vakarų civilizacijos tas vadinamas lygios teisės, bet lygios galimybės, kaip sako, tikrai aš nepagimdysiu nei vieno vaiko, kaip ten be operacijas daryti. Žinau, kad ir jaunas būčiau. O dabar nueita tuo kažkokiu keliu, moteris moteriška, vyras vyriškas. Tai, matot, ir būtent šitoj terpėje gali augti žmogus, kur yra meilė, kur yra savipapildymas, kur yra aukojimasis dėl kito. Tai manau, kad valstybė niekad nesto šeimos. Ir tai yra didžiausias pavojus civilizacijai. Valstybė tampa atstoja šeimą. Aš jau išsiplėčiau. Iš tikrųjų, nėra visiškai taip, nes meilė tėvynėje irgi yra puoselėjama būtent valstybės. Tai iš principo, jūs teisus, kad būtent artimiausi emociniai ryšiai priklauso nuo to, kokie ryšiai yra tarp globotojų ir globotinių, sakykime. Tai reiškia nuo paruošimo pačio personalo, kuris dirba su tais vaikais. Tai yra pagrindinis dalykas iš principo yra. Jeigu mes anksčiau jų neturėjom tų kriterijų, dabar tai turime ir kriterijus išsiformavę. Ta prasme, mes sistemas turim, pavyzdžius turim, komunikaciniai ryšiai šiai dienai yra žymiai aukštesnio lygio negu buvo 20-50 metų atgal. Ir metodai ir visiškai kitokie yra bendravimo ir taip toliau. Aš manau, kad tai visgi nėra taip. Aš manau, kad valstybė turi ir privalo sukurti mechanizmą, pagal kurį galėtų dirbti tam tikros struktūros. Ta prasme, taisyklės, būtent tam ir yra kūriamas, mes esame sociumas, kurie gyvenam kartu. Jeigu mes gyvenam kartu, reiškia, mes darom bendras taisyklės. Tas bendras taisyklės kūrė kas? Mūsų paskirti žmonės institucijose. Tai reiškia, tai ir valstybė privalo prižiūrėti taisyklių laikymasi tam tikrą prasme. Taip? Visos tos žūtys vaikų ir atsiranda iš to, kad nesilaikoma taisyklių. Dažniausiai būtent tas egoizmas, kaip sakoma, ir
išgimdo būtent tokias situacijas, kaip šiandieną mes turime ir dabar labai gedim dėl to vaikučio, kuris visiškai nekaltas atidavė savo sielą anapilin. Bet aš manau, kaip tik tokie pavyzdžiai, kaip nebūtų skaudu, bet jie padeda mums susivienyti ir suprasti, kad mums reikia kažką tai keisti, tvarkytis ir praktiškai socializuojant savo sistemą numatyti tam tikrus atvejus, kad daugiau tokių atvejų nebūtų. Nu, matot, aš tai, kaip pasakyti, yra gal geri įstatymai, bet įstatymai gyvena kultūroje ir įstatymo vykdytojas yra žmogus, asmuo. Tai, Frankl trumpai yra pasakęs, kad jeigu yra laisvės statula, yra atsakomybės statula. Ir kitoje vietoje yra pasakęs, kai nelieka 10 Dievo įsakymų, reikia 10 000 įstatymų. Bet susitarimas kaip toks, mano nuomonė, negali būti paveikus, jeigu subjektas, veikėjas, žmogus nėra dvasiškai subrendęs, užaugęs, net ir, kaip Frankl sako, net ir psichinė lyga vienai priima moralus žmogus, kitaip amoralus žmogus, yra dvasinė lyga, yra psichinė. O tas dvasinis ugdymas vis tik tai įvyksta tik tai pirminėje institucijoje šeimoje. Antrinės institucijos jau visuomet bus jos antrinės ir nepajėgs to atlikti. Ir mūsų tas toks ir bažnyčios, sakyčiau, kažkaip, žinau, mažoji studija, mano vaikas ir Dievas, Zanzuči tokios populiarų. Taigi, ten tokia šeimos aplinka, bet tokių knygų nėra, tokios auklybos nėra. Ir kas filmukus, pavyzdžiui, žinau, jaunas žmogus, jisai taip su keiksmažodžiais išsireiškia, aš šitų filmukų savo vaikam neduodu, esu prisirašęs, tada juosiniai dar buvo mantifonai filmukų, kurie formuoja herojus, kurie viens kitam padeda panašiai. Ir to šeimoje yra laiko, neturi dabar šeima, žodžiu, jau pati sistema šitą industrinė atima iš karto vaiką iš šeimos ir atiduoda televizoriui. Atiduoda televizoriui kam nors, kas jį deformuoja. Ir paskui, tai yra komunikacijos, betgi faktiškai tai jie palieka vieniši, nes žodinis, emocinis, nes ir žmogus ne tekstų perima informaciją, bet gestais, mimika, visa ta dvasia. Tai be šeimos, mano išmanimu, jokia institucija negali pilnai stoti, gali šiek tiek antrinė kompensuoti. Aš tai matot už šeimą, nes šeima yra Dievo paveikslas ir žmogaus identitetas yra vyras ir moteris, ir būtent asmuo atsiveria tik tai santykiai su kitu asmeniu. Aš taip dialogo filosofijos augytas, kaip pavyzdžiui ir Buberio, kurį nelabai mėgsta, tos Zanzuči pačios, kurios scenos yra parašyta, kad aš viriau pietus, vyras su vaikais studijavo skruzdžių gyvenimą. Šiandien tokių šeimų pas mus jau labai nedaug yra. Aš dabar kaiminystėje matau tik vieną šeimą, kur tėtis kartu stato sniego senį. O šiaip tai tėtis daugiausia alų geria, grįžta, visi suirzę, o vaikai tupi prie televizoriaus arba spaudo telefoną. Jie jau yra atimti iš šeimos, atimti nuo žmogiškumo ir auga nuo tos geležinės motinos, internetinės motinos auginami ir jie savotiškai identiški tampa broliai. Tai va tas brolinimas. Ir prieš tą brolinimą tik tai krikščioniška, sakyčiau, tokia branduolinė šeima, kur mažas būrelis yra ir kur tikrai gilus emocinis ryšys. Aš manau, kitos institucijos tikrai neatsto šeimos. Aš taip manau. Drįsiu truputį paprieštarauti. Kadangi man pačiam teko patirti smurtą šeimoje ir raidos metu man teko nuo 2 metų patirti visus smurtinius dalykus, kurie dažniausiai būna lietuviškai šeimoje, nesakykime. Ir kas svarbiausia, tai nebūtinai alkoholikų šeima, ta prasme, tai jokių būdų. Nebuvo. Tai tiesiog vienas iš žmonių toje šeimoje buvo smurtautojas, sakykime taip. Visgi aš manau, kad valstybės priorityva, jūs teisus, kad turėtų būti šeima pagrindinis tvarinys visuomenėje, bet šeimos būna įvairios, ta prasme, su vienu tėvu, nes, pavyzdžiui, miręs žmogus nebūtinai išsiskyrė, ta prasme, bet tai irgi. Bet ar tai šeima? Sunku pasakyti. Vienas dalykas, tai gali būti pagal šeimos kanonus auklėjamas vaikas toje šeimoje, tai irgi galima būti, sakyti, šeimai prilyginimas. Aš manau, kad ir iš tos patirties, kur man teko susidurti, mes buvom sukūrę savo laiku apie 20 metų atgal beveik
vieną organizaciją vaikams, dienos centrus tiesiog, 10 talentų. Toks vaikų centras buvo. Taip, ir tai buvo labai geras akivaizdus pavyzdys, kad būtent sociumas, aš turiu minėti žmonės, kurie rūpinosi tais vaikais, kurie gyveno asocialiuose šeimose, padėdami dienos metu būti ne asocialiuose šeimose, kaip tik padėjo jiems susiformuoti. Jie šiai dienai puikiausiai yra ir verslininkai, puikiausiai baigė mokslus didžiausius, aš pažįstu asmeniškai žmonės, kurie buvo toj terpiai. Tuo metu praktiškai valstybė buvo numetusi nuo jų visus reguliavimus, bet būtent aplinka aplinkos vaikus esanti, galbūt labiau svarbiausia ir yra. Mes turim sudaryti sąlygas, sukurti toms aplinkoms, kuriomis galėtų pasinaudoti tas vaikas, ta prasme, nebūdamas o šeimai. Net ir toj vietoj, jeigu yra šeimos, valstybės uždavinys, mano supratimu, turėtų būti tam tikrais sunkiais šeimai momentais ištraukti tą vaiką iš tos šeimos laikinai, tam, kad visų pirma tėvams leisti suprasti, kas turi būti šeima ir kas turi būti šeimoje vykdoma ir kokie šeimos narių pareigos ir siekiai. Ir tuo pačiu vaikui paaiškinti, kad jisai yra, jeigu papuola į tokią terpę, turi teisę gintis, ta prasme, kažkokiais tai metodais, kuriais yra nustatytais valstybės visų pirma. Matot, kad ta valstybė ateis į tą šeimą, aš tai žinau konkrečiai, aš santaikoje ilgai klebonavau, žinau, abudu alkoholikai buvo ir tas smurtas, ir tarpusavio smurtas, ir tas vaikas visuomet eidavo pas savo kaimynę, jinai išdžiovindavo, ten drabužėlis jo pamaitindavo ir paguldydavo. Taigi tai valstybė negali kita pateikti kaip sociumo, kaimynai panašiai ir neturėtų tokia būti, kad niekieno vaikas būtų. Nes žmogus pastebėjęs vargstantį vaiką, krikščionis žmogus turi kažkokių priemonių imtis. Dabar konkrečiai tos tragedijos atveju žmonės negali, kad niekos negirdė, nematė ir staiga taip atsirado. Vadinasi, buvo aplinkos abejingumas tam. Ir mano nuomonė, neturėtų būti niekieno vaikų pas mus. Ir kaip mes stojom už mergaitę Klonio gatvėje, ar tai buvo išskirtinis atvejis kitur, kažkaip tai turėtume mes visuomet neleisti, kaip sako Marcinkevičius, užmušti gyvatę, kol vaikai jos nematė. Vyksta smurtas, vyksta kažkas jau pagriebs tą žmogų, jį sudeformuosi, sušauks kokiu biologiniu tėvu, mes kautis turim už tą vaiką visur, kuris yra šalia mūsų. Nes man pačiam tekė matyti vaikų, kurie, taip sakant, tokį išbalę parduotuvį prieina, pasakoja tą savo istorijas. Šeima kaip ir nėra sociali, bet jau 6 parsiveš, galbūt ta šeima gyvena iš vaikų, bet į kažkokią tai debilišką, jau matyta auklybo vaikų prasta. Bet pas mus per daug yra abejingumo kitam, yra didelės tvoros, panašiai, bet valstybė gali ateiti iki to vaiko tik tai per kaimynus, per tos žmonės, kurie neturėtų būti abejingi. Aš taip manau. Jūs teisus puikiausiai. Būtent abejingumas tai yra valstybės raidos pasekmė iš esmės. Per tą laikotarpį nesuformuotas pilietiškumo ugdymas duoda šiai dienai rezultatus būtent tokius. Ir tai ir iššaukia ir emigracija, viena iš tų priežasčių yra būtent tas valstybės abejingumas paprasto žmogaus atveju, tai ir iššaukė, ta prasme, tai tiek, kad vyresniam amžiui žmogus dar turi pasirinkimą kažkokį tai, ta prasme, šiuo atžvilgiu sienos atidarytos, gali bent iš tos būsenos išeiti. Vaikui sunkiau, jisai 4 sienose ir negali išeiti, nes nežino kur net, sakykime. Tai šiuo atžvilgiu jūs puikiai teisingai sakot, būtent tas abejingumas ir yra priežastis ir pasekmė šios dienos visame kame. Ir net ir tas dalykas, kad kaimynų atžvilgių, kaip jūs sakote, tai kaimynai elgiasi būtent dėl to taip, kadangi žino, kad gali patys nukentėti. Ta prasme, nes labai gera patarlė, yra net tokiu atveju, kada tiesiog pats lendi, pats ir gauni. Ta prasme, aš dabar nebeatsimenu visų šitų patarlės žodžių, bet principai, jeigu jūs atsimenat kažkokia, yra tokia patarlė. Nelabai. Tik tai aš dabar, kaip jūs kalbėjote, prisiminiau svarbiausia išdrįsti buvo žmogumi ir neleis save suniekinti ir neleis kito niekinti kaip žmogaus. Svarbiausia išdrįsti. A kaimynas, tai jeigu visi bijosim, tai čia bus taip ir vargais padarys. Tiesa, tai labai gerai primint, kaip tik iš lūpų atėmėt žodį. Mes iš tikrųjų abejingumas ugdo vergystę.
iš tikrųjų mes esam šios Lietuvos valstybės politikų suformuoti vergai. Mes suformuoti nesipriešinti smurtui, bet kokiam prasme. Yra. Tiek mokesčių prasme, tiek savo teisių prasme, tiek savo ateities kūrimo prasme. Mus išeliminavę yra iš visų svertų, vien dėl to, kad mums sukurtas yra abejingumo pradai, abejingumo svertai, kuriais ir labai manipuliuoja dabartiniai politikai. Nes žino, kad mes nieko nedarysim ir viskas. Tai matot, aš Dzūkijoje buvau, Alytaus rajone klebonu, tai moteris sakė, sausio 13 stovėjom, o dabar mes nereikalingi, mes kaip piliečiai tiesiog gujami pilietiškumas yra. Tai šitą labai žmonės skaudžiai išgyveno, nes pajuto ten milžinišką bedarbystę, savižudybės ir kada visą tai, ir dabar mūsų nereikia. Va tos moters pasakymas, dabar jau mūsų kaip piliečių, kaip valstybės gyvenimo dalyvių nereikia. Ir tiesiog mes daugelis jėga buvo išstumti iš pilietiško gyvenimo. Tiesiog atėmė tą galimybę. Mūsų kaip piliečius prisimena tik tai tada, kada reikia ginti nuo agresijos. Ir tai tos menamos agresijos dabartinės su mūsų kaimynų. Rinkimuose. Ir ypač tas. Ir be abejo, nes būtent visą tą dalyką eskaluojama su baime. Ta prasme, būtent baimės ideologija, rusai puola ypatingai, sakykime, skatina mūsų tą pilietiškumą, kad mums svarbiausia nieko nedaro tai, kad mes galėtumėm džiaugtis tą valstybę, bet mes mums užmetami privalomis apynastriai, kad mes būtinai turim atiduoti skolą valstybėje, ne? Ta prasme, bet tai kažkaip užmiršta, kad valstybė turi vykdyti savo įsipareigojimo žmonėms. Taipogi, visuomenė turi gyventi lygioje terpėje, 50-50. Tu duodi, aš duodu. Kaip Kristus sakė, jeigu Dievas ateina pas tave tik tada, kada tu ateini pas Dievą. Taip? Ne, tokio... Aš tam prasme, principą aš noriu pasakyti. Aš dabar, žinot, į kitą dalyką, labai debilizacija pas mus į tokia išplėsta, kad žmogus tiesiog giliau nesusimastytų. Dabar, pavyzdžiui, tai džipas, tai kailiniai kokie, o kokia mokesčių sistema, kaip socialinio draudimo sistema tobulyti, kaip supranti, ar reikalinga mums ta visa vajenščina, tie baranavikai, ar mums to tikrai reikia. Tai va, o žmogus yra neginamas. Be abejo, nes vaikų gynimas yra vienas iš labiausiai svarbiausių valstybės užduočių. Bet kuriame krašte, nes kaip tu išugdysi vaiką nuo pat valstybės pradžios kūrimuose, ne? Taip ir jisai žiūrės į tave, į valstybę ir aplinkinį žmonės. Tai todėl didžiausia šioje situacijoje kaltė mano valstybės vaikų priežiūros tarnyboms kliūna. Tai reiškia, prastas jų darbas parodo dabartinę situaciją. O prastas jų darbas iš kur kilęs? Būtent iš to, kad, kaip ir pradžioje kalbėjom, abejingumas, baimė ir šitie du dalykai suformavo dabartinę Aš dar sakyčiau, visi žinom Maslow piramidę, kad dvasitie kultūriniai poreikiai atsiranda materialiniai. Ir dabar aš pats buvau socialiniam komitete ir kada žinau švietimo reikalais, vaikų reikalais, o iš kur mes imsim pinigų? Tai vadinasi, šarvuočiam pinigų imam, o kiek nacionalinis pavojus yra apleista karta, apleista šeima, kuri tiesiog įkalyta darbe, neturi laiko šeimai, neturi laiko žmogaus ugdymui. Ir vaiko ugdymas lyg tai kažkas yra mažiau svarbus negu karinis biudžetas ar panašiai. Tai mano nuomonė vienas iš tų dedamųjų, kodėl mes taip yra ir skurdas, materialinis skurdas, kuris tiesiog šeimoje konfliktai ir tie tokie nesugyvenimai, vaiko nepriežiūra, neturėjimas laiko vaikui, tai viena iš mano ir skurdas. Visai neseniai buvo daryta tokia apklausa Lietuvoje ir žmonės vienareikšmiai pasakė, kad jiems yra visgi svarbiausia
saugumas viduje valstybės, o ne išorėje. Ir tai pasakė apie 70% žmonių. Tai vat, apie ką kalba eina? Tai, kad žmonės jaučiasi nesaugus viduje. Tai be abejonės, jeigu žmogus jaučiasi nesaugus viduje, jisai stengiasi pabėgti iš tos aplinkos, kuri jį daro tokiu nesaugiu. Ir susiranda save žymiai saugesnių kitose šalyse. Vadinasi, čia jau vyksta karas, o Bismarkas yra pasakęs, socialiai nesaugus žmogus nėra laisvas žmogus. Mes kol kas dar nelaisvi, nes mūsų pinigai kažkur nueina. Kai kas sako, kad 10% biudžeto išlaidų ateina į kišenės kažkieno. Apie biudžetą galėsim pakalbėti kitos temos atžvilgių, nes mes tikrai turim ne vieną temą, kurią galėtumėm gvildenti. Šiandieną mes užėmėm būtent tokią temą. Galbūt tai kalba nebuvo labai sklandi, bet aš manau, kad buvo iš širdies. Ir be abejonės mes nespėjom visko apibrėžti. Ateityje mokysimės iš savo pačių kalbos klaidų ir būsim jums artimesni bendravime. Ir laukiame iš jūsų kuo daugiau atsiliepimų ir pasiūlymų, ką norėtumėt išgirsti ir apie ką galėtumėm kalbėti. Aš manau, artimiausiu metu tikrai kalbėsime apie emigraciją, kurią labiausiai išmanome bent iš mūsų pačių siekių, kurias turime numatę savo planuose. Tai manyčiau, kad čia mes nepasakėm receptus, bet daugiau iškėlėm klausimus, iškėlėm skaudulius. Ir jie lieka atviri, tai yra mūsų klausimai ir piliečiai, visi piliečiai, kurie dar jaučiasi savo valstybės gyvenimo dalyviai turėtų kažką tai pagalvoti. Mes, manyčiau, kviečiam daugiau galvoti, negu atsakyti, ką turim daryti. Mes visi turim galvoti. Ir kita linksma gaidelė. Kai kada gal ir verta elgtis kaip žydai, atsakinėti į klausimus į klausimų.